24 metais 81 tūkstantis žmonių gavo nedarbo išmokas. 81 tūkstantis žmonių gavo nedarbo išmokas, kai tuo tarpu mes įvežam darbo jėgą iš kitų šalių. Tokia gana didelė loginė klaida. Ir ta vidutinė išmoka buvo 580 eurų. Jeigu čia tie skaičiai tikrai teisingi, tai į mėnesį išmokama 47 milijonai eurų, o per metus 564 milijonai eurų. Tai jeigu kada norėsim jausti saugus arba apginti Lietuvą, tai prisiminkite šitos skaičius ir pagalvokite, ar mums tikrai reikia mokėti 80 daugiau gal tūkstančių žmonių nedarbo išmokas ir ieškoti tada žmonių Azijos šalyse, kaip iš ten atsivežti žmonių į čia. Tada mes pradedam spręsti, ar tiems žmonėms musulmonam atvažiavusiems reikia čia mečetę, religijos, kaip jie tas apeigas savo vykdys. Ir aišku, reikėtų prisiminti Švediją, ką jie dabar turi ir kokias jie didžiausias problemas šiai dienai turi. Ponia Ruginienė kalba apie 4 dienų darbo savaitę. Tai Ruginienė norėčiau, kad jinai čia būtų jūsų studija ir labai norėčiau su jie padiskutuoti apie konkurencingumą ir tada galbūt Ruginienė pasakys, kaip sukurti tuos produktus, kurie būtų konkurencingi Kinijai, Amerikai, nes jau Europa šiandien pripažįsta, kad Europa yra nekonkurencinga. Tai jeigu dirbsim 4 dienas, Kinijoje įteisinta 6 darbo dienų savaitė, aš nežinau, ar čia reikia labai daug logikos ir proto suprasti, kas sukurs daugiau, kas sukurs geresnius produktus ir galim jau dabar pavyzdžius pasakyti, kaip Vokietijos automobilių pramonėje buvusi visos Vokietijos Europos pasididžiavimas, ką jinai dabar išgyvena.